Vertinam blogai, tikrai važiavom į Joniškį laimėti. Gal truputėlį pritrūko, nežinau, ta pirmos pusės ar jaudulys, ar tas ilgos kelionės paveikti, tokį labai prastai pradėjom tą pirmą pusę, sunkiai įsijudinom, kas leido Joniškiui pabėgti į priekį ir paskui sunku buvo juos pasivyti, bet šiaip esu patenkintas, kaip esam pasiruošę šiam sezonui. Tik ta pirmų rungtynių tas toks pralaimėjimas truputėlį aišku nuliūdino, bet galvoju, kad mūsų komandai, kaip šiemet naujai visiškai sukurtai, kai pakeitėm beveik visus krepšininkus, tai tikrai bus tokia gera pamoka ir žiūrėsim, kaip toliau mums seksis. Prieš sezoną sužaidėte 5 draugiškas rungtynes, iš kurių laimėjote 3. Kaip vertinate pasiruošimo ciklą, ar jis buvo pakankamas? Aš manau, 5 rungtynės yra optimalu, tai dėl to ir žaidėm tiek. Rinkomės tikrai stipresnius varžovus, norėjom pasižiūrėti, kaip mums seksis su stipresniais varžovais žaisti. Norėjom pasitikrinti naujus savo žaidėjus, kas su kuo dera, kai mūsų jaunimui sekasi. Tai aš manau, kad tas pasiruošimas mums davė tikrai nemažai medžiagos tobulėti. Kaip ir minėjote, komanda pasikeitė iš esmės. Kaip sekasi naujokams įsilieti į komandą? Aš manau labai gerai, nes kažkaip šiemet rinkom komandą, kad jie ir dėrėtų vienas su kitu ir būtų kažkiek pažįstami, iš anksčiau žaidė vienose komandose, kad būtų tas sutarimas, kad greičiau priprastų vienas prie kito. Aišku, turim ir nemažai jaunimo šiais metais, tai aš manau, jiems truputėlį reikia dar laiko priprasti prie naujos komandos, prie mūsų ir patyrusių žaidėjų. Tai bet čia visų komandų toks pat procesas. Penktadienį laukia pirmos namų rungtynės prieš Širvintų ekipą. Ką galite pasakyti apie varžovus? Širvintų komanda šiemet tikrai yra, aš manau, viena iš favoritų. Jie tikrai turi daug patyrusių žaidėjų. Jie žaidė ir nacionalinį krepšinio lygoje, ir Lietuvos krepšinio lygoje. Tai tikrai laukia rimtas varžovas, bet tikrai norim pakviesti visus priniečius atvykti mūsų palaikyti. Tikrai, manau, bus labai geros rungtynės. Šiemet iš vis regionų krepšinio lyga yra labai konkurencinga, lygi ir visos rungtynės, manau, bus įtemptos ir įdomios. Kokius tikslus keliatės šiam RKL sezonui? Tiek komandai, tiek asmeniškai kaip treneriui? Tie tikslai kiekvienais metais, aš manau, lieka tokie patys. Mes stengiamės tikrai kiekvienas rungtynės laimėti ir eiti kuo toliau regionų krepšinio lygoje. Šiemet tikrai subūrėm tokią, manau, pajėgią komandą ir tikrai stengsimės kiekvienose rungtynėse iškovoti pergalę. Kokią žinutę norėtumėt perduoti Prienų sirgaliams prieš pirmasis namų rungtynes? Kaip ir sakiau, labai kviečiame visus prieniečius ateiti ir palaikyti mūsų komandą. Tikrai palaikymas svarbus mūsų komandai, jaunimui ir aš manau, kad mes šiemet tikrai parodysim miestiečiam savo gerų žaidimų, kad mes galim šiemet toli nukeliauti regionų krepšinio lygoje.